Tai labas rytas, neišsigąskite. Pilnai suprantu, kad nesitikėjote mane pamatyti tokioje būsenoje tik atsidarę mano video, tačiau man atrodo, kad mano dabartinė išvaizda labai gerai atspindi šiandienos temą. O šiandienos tema bus Los Andželo influencerių gyvenimas, todėl kad šiandien esu pakviesta savo draugių dėka į kelis influencerių reklaminius renginius. Esu nemažai apie juos kalbėjusi savo Instagram platformoje, bet tiesiog, kadangi taip iškrito, kad šiandien yra 2 renginiai ir tikrai ganėtinai įspūdingi, tai nusprendžiau, jog parodysiu jums, kaip atrodo mano diena, kai aš ruošiuosi į tuos renginius, ką veikiu ir kaip atrodo patys renginiai. Tai dažniausiai aš tos renginius papuolu todėl, kad pažįstu labai daug merginų, kurios dirba taip vadinamos PR kompanijose ar yra didelės turinio kūrėjos Los Andžele. Tai į tokius renginius dažniausiai papuola žmonės, kurie arba dirba to industrijoje, arba turi bent minimum 1 milijoną sekėjų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tam papuolu, nes pažįstu tam tikrus žmonės, ir tuo pačiu labai tikiuosi, kad ir jūs džiaugiatės, kad turit mane ir aš jums galiu viską parodyti iš vidaus. Tai šiandien šiek tiek pasiimsiu jūs kartu į savo pasiruošimo procesą, kuris jau prasidėjo ryte su drėkinančia kauke, galvos odos kauke. Tada keliausime susitvarkyti mano plaukus, apsirengti ir tada važiuosim į tuos renginius. Tai jeigu tai skamba kaip įdomi tema ir norite pamatyti Los Andželą per būtent influencerių prizmę, važiuojam. Savo paskutiniam video šiek tiek prisikalbėjau, todėl kad būtent stovėdama šioje vietoje atsistojau ir jums pasakiau, kad Los Andžele nebūna prasto oro. Tai šiandien yra tas 1%, kai atsikėlėm ir yra šiek tiek apsiniaukę, bet aš tikiuosi, kad kol susiruošiu, oras pagerės. Viskas, aš sugebėjau pavirsti į visai kitokį žmogų, pasidariau makiažą, nusiėmiau visas kaukes, tiesiog dar turiu galvos odos kaukę, kurią tikiuosi išplaus man salone. Tai važiuoju į labai įdomų, unikalų saloną. Aš tokiam niekada nesilankiau Lietuvoje, nežinau, ar jie egzistuoja Europoje, bet tokie salonai tiesiog specializuojasi šukuosenose. Tai jeigu reikia jums kažkada pasidaryti šukuoseną ar išsidžiovinti plaukus ir nenori trukdyti savo kirpėjos, kuri specializuojasi dažymuose ar kirpimuose, tiesiog keliaujate į tokį saloną, jis pas mus vadinasi Dry Bar. Labai lengva, visada turi vietos, vienintelis minusas, kad gaunu visada kitokį meistrą, bet tikiuosi, kad šiandien viskas bus gerai, nežinokit, paskambinau iš anksto ir pasakiau, kad keliauju į plaukų priežiūros kompanijos naujo produkto išleidimą, todėl mano plaukai turi atrodyti idealiai. Tai važiuoju anksti, 12 valandą, tai jeigu netyčia kažkas ne taip, tai grįšiu namo ir pati išsiplausiu, bet tikiuosi, kad taip nebus. Šiek tiek pafilmuoti Los Andželo, kol tokia mini kamštė esu, nes žmonės, kurie dirba čia, prisistato ir užkerta kelią žmonėm. Visi jie bijo važiuoti tarp tokių tankų, bet daug sportiškų žmonių kažkur keliauja. Na ir aš viskas važiuoju. Tai ačiū Dievui, kad aš nestojau gerti tos kavos, nes žinoma vėluoju. Pirmą kartą atvažiavau į šitą lokaciją, todėl kad jie turėjo man labai tinkamą laiką. Aš vieną kartą čia jau lankiausi ir man labai nepatiko, kaip jie padarė mano plaukus, nes anksčiau, kai dar gyvenau Čikagoje, tai turėjau narystę. Žodžiu, čia susimokė, man atrodo, $80 ar $90 į mėnesį ir 2 kartus galite uždžiovinti plaukus į mėnesį, kas yra labai gerai, tai toks subscription-based model. Tai labai patinka, nes dažniausiai penktadieniais pasidarydavau ir tada visam savaitgaliui turiu labai gražius plaukus. Tai žiūrėsim, kaip čia dabar padarys, nes sakau, paskambinau iš anksto, paprašiau, kad viskas būtų labai gerai šį kartą. Tai žiūrėsim, kaip pasiseks, bet vėluoju, tai gali būti, kad ir nelabai pasiseks. Tai tokia maža plaza. Keliausim, mano salonas yra būtent ten. Matot, Dry Bar. Žiūrėkit, kaip viskas čia nuostabiai atrodo. Iš karto matosi, kad atėjai į saloną, bet tokį, kuris specializuojasi šukuosenose. Labai mergaitiškas, vien kokteiliukai, netgi jų iš tikrųjų visa produkcija vadinasi kaip kokteiliai. Dry Bar, tai kaip sausas baras, lietuviškai išvertus. Labai fainai viskas. Geltona, muzikytė faina. Aš nenaudoju jų produktų, bet
Viskas tikrai labai fainai padaryta. Va, blonde ale, kaip ginger ale. Yra Detox, Southern Belle, Gin Twist, Gem Star. Man labai patinka. Žiūrėkit, kaip fainai čia viskas atrodo. Moteriškutės jau šalia manęs ruošiasi visos. Mano plaukai jau padaryti. Dabar kol kas garbanos visos sulipusios, todėl kad bandysim vėliau išsišukuoti. Aš žinokit, nėra, kad man labai patiktų, tai namuose grįžusi bandysiu tvarkytis. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Toks kaip mini baras, prie kurio merginos prisėda ir apsimeta, kad geria kokteilius, bet labai viskas gražiai padaryta. Ir čia vat rašo, kiek kainuoja, jeigu norite užsisakyti jų narystę. $90, jeigu nori 2, 45, jeigu 1. Bet šiaip labai gražus mergaitiškas salonas. Man labai patinka jų produktai, visi labai kvepia ir visi pavadinti kaip kokteiliukai bare. Tai va, jeigu kada reikės Amerikoje išsipanuoti plaukų, žinot, kad galite ateiti į dry bar. Tai žinokit, nežinau, ar galiu sakyti, kad man labai patinka, kaip padarė mano plaukus. Mano plaukai yra labai ilgi, bet ploni, todėl reikia labai gero specialisto, kad žinotų, vat, kaip turint tokius plaukus, ar dirbant su tokiais plaukais galima išgauti daug apimties. Nu, vat, man jie tokie sulipę kažkokie. Ir vat, man būtent dėl to labai nebepatinka, turint ilgus plaukus, eiti į grožio salonus, nes ne visos specialistas moka su jais elgtis. Tai kartais būna per daug produkto uždeda, nors reikia produkto, žinoma, kad susikurtų tą apimtis, bet reikia labai tokio balanso. Uždėti produktą, parinkti produktą, bet neuždėti jo per daug. Tai namuose grįšiu, bandysiu išsišukuoti ir žiūrėsim, kas per situaciją dabar nepatinka. Ne, žinokit, atėjau į automobilį, aš negaliu žiūrėti tos plaukus, čia visai nėra tai, ko aš norėjau. Ta prasme, jūs pasižiūrėkit, kaip viskas atrodo prie mano veido. Čia neišfanavimas, yra kažkoks savo plaukų sulipdymas kažkoks. Tai grįšiu, žodžiu, lyg ir yra ten paputimas prie šaknų. Aišku, gal aš per daug noriu, gal mano plaukai jau tiesiog yra per ilgi, bet sakau, aš esu mačiusi merginos su ilgais plaukais ir tikrai jom viską ten puikiai padaro. Tai aišku, aš dar iškarpimo neturiu, žinau, kad sudėtinga tikrai tom merginom. Tai žodžiu, nežinau, aš su Dysonu geriau pasidarau, tikriausiai šiandien jau nebepadarysiu. Nors turiu laiko, aš specialiai pasilikau, nes žinau, kad čia ne pirmas kartas jau man. Tai gal grįšiu, nežinau, grįšiu dabar, išgersiu kavos, nes taip ir neišgeriu kavos, vėlavau. Tarsi, aš neįsivaizduoju. Važiuojam toliau, gal gerės šiek tiek nuotaika. Na ką, bandysim taisyti situaciją. Tai čia, nežinau, iš mano plaukų padaryti 3 plaukus, tai žinau, kad dar yra ką veikti. Tai neįsivaizduoju, kaip galima čia va tai padaryti. Jūs tikrai matėte Instagram'e, kaip aš pati pasidarau, tai čia tiesiog tragedija. Žodžiu, pirmą pradėsim, jūs manęs kažką klausėte, ar man patinka tie Living Proof produktai, kuriuos atsinešėme iš vieno renginio su Paris Hilton. Tai vat, kaip tik iš karto užsidėsiu sausą šampūną, nes aš jau matau, kad buvo naudotas priemonės, kurios visiškai netinka mano plaukui, gal jos buvo per riebios. Jūs turit matyti, kaip iš karto viskas atrodo sulipinta. Tai iš karto užsidėsiu sausą šampūną, nes matau, kad situacija ir šiaip pasižiūrėkit, pavyzdžiui, kaip padaryta buvo skirimas, pavyzdžiui. Tragedija tiesiog. Ir dabar užsidėsiu sausą šampūną, bandysiu panaudoti Living Proof Dry Volume and Texture Spray. Ką tai reiškia? Kad tai yra sausas produktas, kuris suteikia apimties. Tai nesu iš tikrųjų dar bandžiusi jo, pabandysiu. Neturiu ką prarasti, nes taip ar taip gali reikėti išspauti, bet jau vieno sauso šampūną matosi, kad šiek tiek pakilo plaukai, vis tiek jinai darė taip, kaip reikia, sukelti, žodžiu, tą apimtį, tiesiog nepilnai, man atrodo, kad čia buvo problema būtent parinkti prasti produktai. Ir dar kažką norėjau sakyti ir pamiršau. Tai, žodžiu, prisipurškiau, laukiu, kol viskas pradžius, žiūrėsim, ar išeis šiek tiek sukelti tą apimtį ir
ir bandysiu išsiškuoti tas garbanas, gal sulipimas yra nuo to, kad jinai dar naudoja kažkokį karštą produktą ir nesigavo, bet žinau, kad čia, kaip visą laiką man prieš renginius, būtent todėl aš jums iš pradžių ir sakiau, kad 12 valandą, gal tai mano standartai, aš nežinau, komentaruose prašykit, ar jums gražiai čia pasirodė mano tie plaukai, kaip padarė, ar ne, nes aš tai tikrai žmogaus neišleisčiau iš salono taip. Plus dar kaina tai kainuoja, kadangi aš turiu dabar narystę, $45, plus klausia, ar noriu palikti arbatpinigų, tai taip palikau 15, nes dar nebuvau pilnai, jūs matėte, kai aš nuėjau į tualetą, aš dar nebuvau supratusi, kad kaip viskas atrodo, kad visiškai ne taip, kaip aš norėjau. Tai, žodžiu, žiūrėkit, tas sausas volumizer. Gali būti ir per daug čia man jo, bet efektas, žinokit, matosi iš karto. Geras. Reikės mamai nusiųsti, nes mano mama visada naudoja visas mano rekomendacijas, mano influencinimas labiausiai ant mamos veikia. Žodžiu, žinokit, visai gal ir neblogai, sakyčiau, palyginus su tuo, kaip atrodė viskas iš pat pradžių, kaip nebuvo apimties. Wow, visai gal čia ir neblogai. Tai žinokit, Living Proof Dry Volume and Texture Spray. Aš tiesiog apakusi, žinokit, gal čia viskas taip ir turėjo būti, kad jums bent rekomenduočiau gerą produktą. Žinokit, jeigu kažkas jums sugadina nuotaiką ir nepadaro apimties, jūs pasižiūrėkite, aš kaip, nežinau, Elvis Preslis atrodo. Tai dabar bandau išsišukuoti. Šiaip iš tikrųjų jie stovi ten, išsišukuoti beveik neįmanoma, bet, labai gerai. Dar nebaigiau apžiūrėti iš visų pusių, bet iš galo galite matyti, kaip atrodo. Tai visai kita situacija atrodo. Ne taip, kaip norėjau, bet kažkas, su kuo galima keliauti plaukų priežiūros kompanijos renginį. Žinot, kas juokingiausia yra? Tai, kad dabar važiavom liftu su vyru pasimti kavos ir aš jam rodau, sakau, pasižiūrėk, kaip automobilį atrodė mano plaukai ir jo vieninteliai žodžiai buvo, tai čia kažkas blogai. Tai nežinau, gal iš tikrųjų aš tiesiog turiu labai aukštus standartus, man nesvarbu, kaip padaro mano makiažą dažniausiai, man labai daug dalykų gyvenime yra nesvarbių, bet man plaukai ir antakiai yra 2 dalykai, kurie yra man labai svarbus, nes aš žinau, kaip juos aš galiu pasidaryti, man jie ir natūraliai labai gražiai atrodo ir jeigu kažkas padaro kažką ne taip, tai labai nepatinka. Kol kas dabar tikrai viskas gražiai atrodo, bet tiesiog problema yra, kad tiesiog yra apačia labai sulipinta ir jinai traukia mano plaukus žemyn. Žodžiu. Bet neleisiu tam sugadinti mano dienos, eisim pavalgysim, rengsiuosi ir važiuosiu iki draugės. Vis dar nepagerėjo, bus vėjuota. Tai gal ir net nesimatysite mano plaukai, nes vėjas jos vis tiek taso į visas pusės. O matot, kaimynai, jeigu ne savaitgalis, ne penktadienis, nesinaudoja visiškai. Ateina nebent kavos pasiema, kaip ir mes, bet tik tiek. Reikia būtinai pavalgyti pietus, todėl kad reikia energijos, nors man visą laiką būna labai daug maisto, bet Sweet Greens, kažką sveikesnio, lengvesnio, pasimsiu kažką su daug proteino, nes pastebėjau, kad labai mažai pradėjau proteino valgyti, tai reikia grįžti į savo zoną. Algirdui labai nepatinka šita vieta, nes čia tiesiog yra per daug pasirinkimų ir neįmanoma išsirinkti nieko. Žiūrėkite, kiek daržovių, kiek visokių proteinų ir panašiai. Tai tokiam žmogeliukui kaip Algirdas, kuris negamina, tai yra labai sudėtinga. Tas dalykas, kuris man patinka, tai kad visi šitie ingredientai yra atvežami iš vietinių fermų Amerikoje. Tai galima pasiskaityti net iš kur tiksliai. Viskas labai gražiai, higieniškai, steriliai supakuota. Atsisėdom suvalgyti, tai salotos beveik identiškas pasidarėm. Čia yra mano senas receptas, kurį Algirdas labai mėgsta, su saldžiom bulvėm, mėlynaisiais kopūstais, brokoliais ir panašiai. O mano su pesto padažu, su ožkos sūriu. Tai turėtų būti labai skanu. Bandau kažką naujo šiandien, bet esmė yra ta, kad mūsų padažai labai skiriasi pesto, o čia yra spicy cashew. Tai jeigu mėgstat salotą, žinot, kad padažas yra visa salotų esmė.
Ar jau matėt užtektinai Tesla Cybertruckų, bet žinokit, šitas man labai patinka, matinis. Ką reiškia matinis? Tai, kad nelieka piršto ant spaudų. Ir čia baltas ar pilkas, nesuprasi, bet man jisai labai, žinokit, patinka. Aš labai norėčiau. Aš sakiau Algirdui, kad kai rinks man naują automobilį, aš noriu Cybertruck. Tai parodysiu jums greitai, ką planuoju rengtis į abu renginius. Žinau, kad tikrai nesitikėjote, kad dėsiuosi alo ir nežinau, kad aš nesu išprotėjęs žmogus. Tiesiog plaukų priežiūros kompanija pristatinėja tokį produktą, kurio tema renginio reikalauja, kad žmonės visi rengtųsi labai patogiai, mielai, šiltai, kaip Amerikoje mes sakom, cozy. Tai, žodžiu, prašė, kad būtų arba juoda spalva, arba bet kokie violetinės spalvos atspalviai. Tai aš deduosi savo alo megztinį ir nusipirkau alo timpes, todėl kad jų man niekada nebus per daug, tai yra mano mėgstamiausios Airlift, man labai patinka jų medžiaga, tai aš galiu nešioti jas įvairiausių spalvų, tai violetinės man tikrai nepatrukdys, man šį sezoną violetinė labai patinka. Ir deduosi jas, dėsiuosi Alexander Wang savo rankinuką, kurį 100 kartų jau matėt. Ir tai bus mano pirmas įvaizdis su kėdukais. Ir iš tikrųjų, aš į šitą renginį eiti noriu labiau. Ir mano draugė net nelabai norėjo jį keliauti ir aš sakau, mes privalom ten eiti, todėl kad tą renginį organizuoja dvi ikoniškos moteris, Leila ir Lily. Jeigu jūs jau senai esate Instagram platformoje, jos buvo itin populiarios 2015, 16, 17 metais. Lily išleido savo priauginamas blakstienas, nepriauginamas, o tiesiog dirbtinės blakstienas, kurias galima dėtis, kai darotės makiažą. O Leila išleido savo plaukų priežiūros kompaniją, tai pradėjo su šepečiu ir po to pradėjo išleisti kitus produktus, kaukės ir panašiai. Man teko su jais dirbti kažkada savo TikTok'e, o dabar jos kartu turi savo papildų Hairtamin kompaniją. Tai tikrai daro labai tokias moteriškas, įkvepiančias kampanijas, reklaminius vakarėlius ir panašiai. Ir šiaip man patinka pasižiūrėti jų gyvenimo. Jos gyvena Kalifornijoje, bet ne Los Andžele. Jos gyvena Orange County, o Orange County žmonės yra šiek tiek konservatyvesni, šeimyniniai tokie. Tai jų šeimos tokios yra, vyrai tokie stiprus verslininkai, o moteris tokios glamūrinės damutės. Tai man labai patinka pasižiūrėti iš šono ir jis gyvena tokį privatesnį, ekskliuzyvų gyvenimą, bet Instagram'e pasidalina. O į kitą renginį rengsiuosi savo self-portrait tokį setą. Aš šį iš tikrųjų nusipirkau, kai dar važiavau į Lietuvą, todėl kad keliavom į vestuvę, žinau, kad bus antra diena, nežinau tiksliai, ką norėsiu rengtis. Tai buvau nusipirkusi tokią, man labai patinka, kad tai yra vaflinė medžiaga su įvairiais gražiais blizgučiais, blizgiom sagutėm. Dėsiuosi auskarus, kuriuos jau dėjausi į Paris Hilton renginį. Tokias širdutes, to parodysiu. Viską iš vakar buvau pasiruošusi, tai rankiniai turiu savo auskariukus. Kažkas, atsimenu, klausėt, kai jau Paris Hilton renginį, tai čia Jennifer Behr. Tiksliai nežinau, kaip ištarti jos vardą, bet aš turiu įvairiausių lankelių. Dabar turiu auskarus susidėjusi. Tai nepasimatuosiu, bet man atrodo, kad su rankinuku, man viskas, kas blizgu, atrodo papuošia ir žodžiu, šitą vaflinį setuką. Tai viską parodysiu, apsirengsiu, bet norėjau kaip tik parodyti jums, kaip atrodo mano įvaizdžiai, kodėl jie yra tokie. Tai kaip ir, nežinau, ar jau minėjau, bet kompanija, kosmetikos kompanija, jie daro savo 25 gimtadienį, tai jų prekinis ženklas irgi toks yra žaismingas, spalvotas ir tokios uždusintos spalvos, ne tokios labai ryškios, žalia, rožinė, geltona ir panašiai. Tai man atrodo, kad šitas setas labai ten tiks, tai pasižiūrėsim, pamatysim. Pasiruošusi su didelė rankinė, todėl kad, kaip ir minėjau, reikės persirengti. Laukiu savo Uberio, keliausiu, paimsiu draugę ir važiuojame į Hollywood Hills. Pirmasis renginys, plaukų prekinis ženklas, tai aš jau apsirengusi juodai ir violetiniai. Man atrodo, kad aš matau, kur yra Uberis, tiesiog jis yra ne ten nuvažiavęs. Einu paieškoti.
viskas, aš jau pakeliu pas savo draugę, kaip visada vėluosim, turėjom ten atvažiuoti anksčiau, todėl kad turim 2 renginius, bet taip jau gavosi, kad ir aš išėjau vėliau, ir mano draugė dar nesusiruošusi. Tai vienintelis geras dalykas, tai kad mums šiandien nereikia vairuoti, nes abi kompanijos mums duoda Uberio kodus, ką tai reiškia, kad mes turim 4 kodus, 4 kelionės nemokamos, tai galim nuvažiuoti iš namų į vieną renginį, iš pirmo renginio į antrą renginį, iš antro renginio į atgal namo. Tai nereikės nei ieškotis parkavimo vietos, nes minėjau, kad renginiai bus Hollywood Hills, tai kadangi tos kompanijos yra išnuomavusios didelės vilas, dažniausiai ten yra valeto servisas, bet vis tiek yra labai sunku susirasti parkavimo vietą ir kadangi mes turim labai daug daiktų, aukštakulnius pasiėmėm kitam renginiui, tai labai gelbėjo mus, kad galim važiuoti Uberiu. Galite pasigrožėti Los Andželo kamščiais. Tai va čia pagrindinė gatvė ir būtent todėl vėluosime. Pažiūrėkite, kiek automobilių vienoje gatvėje užstrigusių. Tiesiog tragedija. Ir būtent todėl mums važiuojant, net nesu prabangia Uberio versija, reikėjo susimokėti $100 į vieną pusę. Ir jūs galite pagalvoti. Už eurą. Vargšai mano daiktai, mano self-portrait. Kostiumėlis, viskas taip sugrūsta, nesakykit mano mamai, mano bateliai. Amina Muadė. Štai tokius prisiderinau ir tikiuosi, kad nepamiršau skarų. Šitą rankelę deduosi prie savo alos kostiumėlio dabar. Šukos ir netgi įsimečiau kremuką, kurį gavau Lietuvoje apsilankiusi spa. Labai naudinga tokius mažus turėti ir pasidrėkinti kojas, kai reikia. Įvažiuojam į labai ekskliuzyvų miestelį, tai būtinai apsauga turi mus patikrinti. Kaip čia viskas atrodo. Alina paruošusi savo ID. Beautiful lady. Ir tuoj bandysim įvažiuoti. Mes juokiamės, nes mūsų Uberis būtent šitą muziką, šitą dainą grojo. Ta prasme, tiek kaip susitarę. Viskas, pasitinkam reklamininkės, Emily in Paris. Keliaujam, sakė, kad bus sound bath. Oi, kaip įdomu viskas, labai gražus namas. Viskas labai įdomu, jau matau daug violetinės spalvos. Tai mes būsim prisiderinusios. Mūsų reklamininkės šiek tiek išsigandusios, nes mes pasakėm, kad mums reikia iškeliauti į kitą renginį. Bet viskas, mes keliaujam, visur meditacinė muzika, nes programoje yra sound bath. Iš tikrųjų, aš nesu bandžiusi, man atrodo, kad čia tokia meditacija su muzikos ar kažkokiais tai garsais. Kol mano draugė dar kalba, jūs tik pasižiūrėkite, kas čia per violetinis grožis. Wow, tikrai kaip nuostabu ir kvepia, kaip Palo Santos. Tema tikrai violetinė, bet viskas mums paruošta čia medituoti. Nuostabu. Va čia kaip paruošta viskas nuotraukom. Aš jums sakiau, kad šitos ikoniškos moteris, tai tiesiog viską ekstra daro. Pasižiūrėkite, kokie nerealūs vaizdai, kaip viskas papuošta. Kokteiliukai ir merginos visos pasipuošusios, Alina jau kalba su draugiam. Bet jūs tai pasižiūrėkite į šitą sofą. Va čia tai bus nuotraukytės. Ir man labai patinka ten tie muzikantai. Prieisiu arčiau parodysiu. Bet viskas tiesiog, vat, profesionalūs fotografai, visoms yra paruošta dovanėlių. Tai būtinai parodysiu, kas viduj, netgi gėrimukas yra paruoštas. Wow. Tiesiog nuostabu. Ai, va, matau tos merginos jau ten pasiruošusios. 2 grožiai, 2 mamos. Bet turim visokie vitaminai ir purškikliai. Čia gali pagaminti aliejukus jums pagal poreikius. Žinokit, su šitom moteriškėm nesitikėjau nieko mažiau, bet tikrai jūs tik pasižiūrėkite. Bet būtent jų vitaminų, čia būtent šitų vitaminų pristatymas, forma yra tokios žvaigždutės. Va, pasižiūrėkite. Vitaminai iš vidaus. Pažiūrėkit, kiek vynuogių, viskas. Tikrai mes neišalksime čia. Čia yra tiesiog nuostabu. Pažiūrėkit, orchidėjos. Viskas tikrai klasiška. Būna labai daug įvairių renginių, būna įvairaus maisto, bet čia yra tiesiog pasaka. Wow.
Alina jau sako, kad būtinai turim išsirinkti savo vietelę. Dabar einam ant minkštos žolės, nusinešam savo daiktus į kitą renginį ir bandysim pasifotografuoti. Visos merginos pozuoja, visos gražios, va ten fotografuojasi. Coconut base. I will try it. It sounds like our style of cocktail. Alina, cheers to this beautiful event. It's one of the best mocktails I've ever had in my entire life. Su kokosų pagrindas yra šito kokteilio, bet jūs tik pasižiūrėkite, kokius šie kokteiliukus mums daro. Wow, pasižiūrėkite, kaip gražu. Oh my gosh, we will need to take these Polaroids, they're called, right? Uogytės, viskas nuostabiai gražu. Vat man labai įdomu, kiek kainuoja tokie renginiai, nes čia tiesiog jau vien namas kiek kainuoja. O, čia mūsų draugutė, Ežia. Atsimenate, vieną kartą rodžiau jų video, kad buvom jos albumo pristatyme. Tai vat pasižiūrėkite, kaip viskas atrodo, vat turi muzikantų grojančių ramią muziką. Žinokit, aš tiesiog esu apakusi, koks čia grožis. Va ten stovi moteris, su kuriuom norėsiu nusifotografuoti. Negaliu nustoti filmuoti, nes viską jums labai noriu parodyti. Va čia dovanėlės, būtinai turėsim išsirinkti kažkur priekyje, kad galėtume pamedituoti. Aš esu tiesiog apakusi nuo šito grožio ir violetinė spalva labai tinka mano pasirinkta apranga ir šiek tiek blizgučio. Viskas tiesiog nuostabu, tikiuosi, kad išeis man nusifotografuoti su tom moteriškėm, nes jos yra tikros ikonas, labai norėsiu jums parodyti, kaip jos atrodo. Nuostabu. Čia jau yra ruošiama kažkas skanaus, matau, turi savo krosnis, Wi-Fi'us paruoštas, bet šitas stalas tai yra kažkas tokio. Aš tikiuosi, kad neišeisiu savo mamos, pasakydama, kad tai yra pati geriausia charcuterie board, kokią esu mačiusi savo gyvenime. Mano mama yra ekspertė, bet manau, kad ji tikrai patvirtins. Mama, lauksiu tavo komentaro, bet tu pasižiūrėk į šitą sūrį. Viskas taip detaliai apgalvota. Aš tiesiog esu apakusi nuo šito grožio, pasižiūrėkite. Kaip guminukai atrodo, bet tiesiog viskas į temą. Gėlės, vynogės su pauksavimo detalėm. Čia guminukai. Wow. Labai daug gražių violetinių aprangų iš tikrųjų. Ir labai daug kamerų visur. Šį renginį tikrai pakviesos merginos su tobulais plaukais. Yep, let's go! Ir mūsų ikona, kurią labai mano mama tarp kitko norėjo pamatyti. Grožis, vat joms, kaip ir minėjau, tikrai patinka labai gražus renginiai. Ir labai mielos, pačios norėjo nusifotografuoti, kaip ir minėjau, vat būtent šitą moteris Leila. Oh my god, that is awesome. Nežinau, kaip išsirinkti, ką dėtis į savo lėkštę, bet žinokit, va tie visi želė desertukai, tai man atrodo nuostabiai, to paragausiu. Būtinai pasirinkau vieną su aukso detalėm, tai nuparagausiu ir pranešiu jums, argi tikrai labai skanu. Iš tikrųjų, einu ant savo takelio ir paragausim kartu. Visos merginos, kurios atvyko, tikrai labai stilingos, pasipuošė, galbūt merginų draugės. Mums su Algirdu labai patinka visokie želė desertai, tai va šitą suvalgiusiu už savo vyrą. Viskas vynogių, bet tokių sodrių vynogių skonio. Einu dar. Ugnis pakurta, bus kažkas tikrai labai skanaus, bet nežinau, ar mes su Alina suspėsime, nes už pusvalandžio keliaujame į kitą renginį. Tai vat vienas dalykas, ko nepadarysim, tai nesudalyvausime šitame sound bath procese. Tai va, kokių turim kokteiliukų. Man labai patinka tas su coconut.
Tai va dabar suprantate, kodėl į plaukų kompanijos renginį norėjau ateiti su labai gražiais plaukais. Šiaip gavau komplimentą, tai viskas gerai, bet žinau, kad galėjo būti dar geriau. Aš perfekcionistė, tai nieko nepakeisit. Bet jūs tik pažiūrėkite šitus kokteiliukus. Žinokit, iš tos charcuterie board buvo taip sunku kažką išsirinkti, kad čia viskas, ką aš išsirinkau. Man skaniau tie visi desertukai. Kai būna per daug, tai žinokit, nieko neįmanoma išsirinkti. Labai juokinga, bet dabar, kai man reikia su kažkuo nusifotografuoti, ar tai su draugė, ar su dar kažkuo, pamirštu nusimti mikrofoną, tai man vis fotografija primena. Nusimti mikrofoną. Iš tikrųjų supratau, kad dar nepamatėm, kaip atrodo visi šitie vaizdai. Keliaujam pasižiūrėsiu, tikiuosi, kad nenukrisim. Wow. Nuostabu tiesiog. Pasižiūrėkit, koks čia grožis. Tiesiog pasaka. Tuoj viskas prasideda, bet mes dar atėjom visos paskutiniai nuotraukai. Viskas, tuoj prasidės meditacija ir mes turim su Alina keliauti, kad niekas neužimtų mūsų vietos. Visos violetinės merginos jau keliauja. Viskas, einam. Tokia graži šeima, žiūrėkit, berniukas, mergaitė ir tėvelis. Vaikšto, eina. Tai viskas atrodo, mes labai laimingi ir netgi, kadangi viskas prasideda anksčiau, liekam ir meditaciją. Welcome to our first ever Sleep Health Formula launch, Sleep Summit, our sleep issues. And we really wanted to get to the source of why we're not getting adequate sleep. And there's so many contributing factors, which include stress and mood. And so this formula goes beyond just sleep. Yes, you are going to get the most incredible, amazing beauty sleep of your life. I know you can't try it tonight because you will actually fall asleep. But when you do go home, try it. You will have the most incredible sleep, the most restorative sleep. And so this formula targets stress by having 6 clinically backed ingredients, including ashwagandha, lemon balm, chamomile, passion flower, and saffron. A mom struggling trying to find the balance for it all. Whether you're looking for love, whether you're struggling with your love, we're all fighting an independent battle. And sometimes you go to sleep at night, or you get in bed to go to sleep at night, and it's hard. You can't turn that off. You can't turn off the thoughts of what you didn't do, what you were doing. I know I struggle with that. And so it was really hard for me to fall asleep. Thank you. Thank you, Layla. Thank you, Lily. Good evening, everyone. My name is Avery, and I have this amazing team with me from the Sound Healing Studio. This is Adriana and Amy and Jenny, and we're going to guide you through a quick... Jau pamečiau po meditacijos mikrofoną, bet jūs tik pasižiūrėkite, kaip atrodo šitas maistas, steikas po meditacijos, tiesiog tobula. Let's have forks for the steak and the salad. Oh, yes, I'm really sorry. Viskas, mes einame mėsos, sakėm, kad abi nevalgysim salotų. Nereikia mums salotų, tik mėsos duokit. Pavalgiam. Ir viskas, dabar einam bendrauti su merginom ir skubėsim į kitą renginį. Net neįsivaizduojam, kaip išsikviesim Uberį iš tą lokaciją. Tikiuosi, kad kažkas paims mus. Paskutiniai kadrai iš šio renginio. Dar žinau, kad suvalgysiu tą želiuką už savo vyrą. Oh my god. Sūrio kepinukai, o čia žinoma mano mėgstamas desertas prieš išvažiavimą. Niam. Ir jūs pasižiūrėkit, pagaliau atidarė štai šį, bet viduje jis, kaip supratau, toks amerikietiškas, tai mes su Alina jo nelabai norim. Kai mano vyras žiūrės, žinos, kad visus šitus želiukus valgau už jį. Violetinis geresnis, bet tos irgi labai geras. Viskas, atkeliavom į kitą renginį ir einam į Pixie renginio vidų.
Visos apsirengusios kaip fėjos, kaip gražu. Oh yeah, any light. Yeah, all the lights we can find. Labai gražiai. Čia yra kompanijos įkūrėja. Wow, tema kažkokių fėjų. Tiesiog nuostabu, kaip čia gražu. O Dieve, šiandien puikia diena jums parodyti, vat, kaip atrodo influencerių viskas. Jūs tik pasižiūrėkite, čia yra tiesiog fėjų vakarėlis. Actually, no, but I just love the way it looks like. Yeah, the setting is so beautiful. Oh my God, so beautiful. O Dieve, kaip gražu. Wow. Wow. It's just perfection. Yeah. Sorry. Pasižiūrėkit, kaip viskas gražiai atrodo. Tiesiog nuostabu. Čia tiesiog viskas pastatyta. Net nesijaučia, kad čia namas kažkoks yra. Iš tikrųjų, atrodo, kad pastatė fėjų namuką kažkokią atskirą. Čia yra Pixie pasaka, kaip mums ką tik paaiškino. Rose blend. Let me see. This is so good. Like, What does it do? This is like almond milk or almond oil, I think. Yeah, and they have Almond rose milk. like extract. It's so good. I even put it in my body lotion. Like, So you can add it to other things? yeah, and they have amazing tonic. This one. Tonic water. I see Oh it. no, the rose glow. Wow. Is so good. And my favorite is But I love this concept. It's like a fairy tale. It's a literal fairy tale. Bet jūs tiesiog pasižiūrėkit, čia viskas yra kaip pasaka, tai ant sienų yra parašyta pasaka, kuri yra susijusi su šio prekinio ženklo istorija. Wow, ir visi jo produktai, žinokit, tikrai viskas atrodo pasakiškai. Kaip ir mano draugė. Hello Kitty. This music. Pasižiūrėkite, kiek daug vietos yra pasifotografuoti. Tiesiog nuostabu. Vat galit pasifotografuoti kaip fėjos. Tiesiog pasakiška. Viskas taip gražu. Tai va, kaip čia viskas atrodo iš vidaus. Bet žinokit, mums niekas nesakė, kad čia yra dress codas. Jo tiesiog nebuvo. Tai ačiū Dievui, kad kažką užsidėjau bent panašaus į temą, nes visos merginos atrodo kaip fėjos. Alina jau kažką tepasi. Bet va, ne viena jinai su džinsais atėjo, bet iš tikrųjų labai daug merginų, kurios buvo atėjusios apsirengusios kaip fėjos. Atėjom išsirinkti, pasidaryti paletę, kuri dar nėra išleista, bet mums leidžia susidėlioti, išbandyti ir jums rekomenduoti. Jūs tai pasižiūrėkite, čia viskas galėjo kaip iš realios pasakos. Ačiū Dievui, kad mano apranga šiandien čia tiko. Pasižiūrim, kokia čia yra. Yeah, we got it. Wow. And maybe we need like rose too. What is it? Did you take a bronzer? Yeah. You need to, yes, Let's yes, go yes. to find for you. Quality of the product. Dabar čia gali jums ranka užrašyti jūsų vardą, kad viskas būtų labai asmeniška, personalizuota. Vyrai dovanėlių paima žmonoms. Tiesiog nuostabu. Na ką, atėjome į lauką, pasižiūrėsim, čia irgi visokiausių įdomybių mūsų laukia, mano draugė kažkur dingo. Bet šiaip labai gera muzika groja. Viskas šiek tiek tamsiau, tai nesimato tiek daug detalių, bet va, turim labai linksmą DJ merginą, daug influencerių, kurie fotografuojasi. Žiūrėsim, kur maistas mums svarbiausia. Jūs įsivaizduokit, mes ką tik sužinojom, kad dabar merginos gauna rankines ir su tom žaliom rankinėm jos čia ateina ir išsirenka kokius tik nori Pixie produktus. Ta prasme, galima juos visus netgi pasimti. Mums reikia kuo greičiau eiti ieškoti rankinės. Šita muzika, tai atrodo, kad parinkta tiesiog man. Aš tikiuosi, niekas nesupyks, kad aš filmuoju va tai, bet jūs tik pasižiūrėkite. Čia žmonės gali išbandyti Pixie kosmetiką, o čia gali pasižiūrėti pasakų filmą. Tai yra fairy tale, iš tikrųjų Pixie dokumentika. Tikrai superinė idėja, jūs tik pasižiūrėkite. Visi savo prigulę, žiūri filmą. Wow, tiesiog nuostabu.
Jūs tik pasižiūrėkite, kaip čia viskas pasakiškai atrodo. Wow, ir viskas taip blizga. O dabar į tą rankinę naują prikrausim labai daug kosmetikos. Mano draugė irgi jau labai laiminga, nors pilna turi kosmetikos iš Pixie. Mano draugė. And Sofija, žinokit, prikrausiu daug, todėl kad jai labai patinka šitas prekinis ženklas. Kada nors padarysiu video apie tai, kaip savo veidą drėkina ir dažo Generation Alpha, tai yra mano mažoji sesuo. So beautiful. Va, Sofijai, pasižiūrėkit, paimsiu šitą gražuoliuką on the blush. Aha, Sofija, žiūrėk, tau dovanėlė nuo Alinos. Jie tau išrinko tokį gražų. Wow. Matinis lūpdažis. Alina man taip pat padės išsirinkti geriausią spalvą. 25 metų gimtadienio. Kaip gražu. Wow! O Dieve, kaip man reikėjo šitų kaukių, kurias Alina buvo atsivežusi į New Yorko madų savaitę. Wow! O čia galima pratestuoti makiažą. Ten yra viena makiažo specialistė, kuri Gladiatoriaus filmui darė makiažus. Tai labai norėčiau pas ją papulti. Bet žinokit, Alina vis dar toliau ieško kažkokio produkto, kuris jai labai patinka. Nes jinai iš tikrųjų nori jį man duoti. Va čia yra mano geriausia draugė, žinokit, todėl kad ji viską daro man, va, sako, kad jinai nori jį duoti į man. Matosi, kad ta mergina nelabai nori duoti to produkto, bet Alina nepasiduoda. Žinokit, jinai visada viską daro dėl manęs, į šitus renginius eina dėl manęs ir dėl to man prikrovė tas 5 kilus kosmetikos. Kaip nerealu. Aktorės mūsų. Beautiful. Wow, jūs tik pasižiūrėkite, kiek čia daug saldumynų. Yra visas saldainių kambarys. Ir svarbiausia, pažiūrėkit, kokio grožio tortas. Viskas iš fėjų temos. Alina, what are you taking? Wow. Oh, yeah. Guminukai. Help Pixie to next level. His academic business sense, his leadership and his knowledge in the market, his application and insight on how to build a brand has made him probably one of the leading young CEOs in this country. Design and education, the support and foundation you've given the brand has been massive and truly awesome. Thank you. I also want to thank our retail partners. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pixie. Alina, almost your birthday month. O dabar laikas tortui. Na, mes einam, prisirinksim toliau saldainių. Pagaliau mano eilė pasidaryti makiažą. Papuoliau pas būtent tą, kuri dirbo. I will get it. Wow. Look at this beautiful lady who did my makeup. Tiesiog nuostabiai gražu, panaudojam šiek tiek bronzerio ir raudoną lūpdažį. Alina padarė mano mamai, o aš Sofijai. Turėsim dovanėlių. Žinokit, kol mes čia vaikštinėjom ir bendravom su visais, gavau tiek daug komplimentų. Visi šiandien mane vadina Emily in Paris, dėl to, kaip aš esu apsirengusi. Tai labai ironiška. Suvenyrai, kuriuos visus dovanosim. Suvenyrai. Aha, exactly. Alina jau mokosi lietuvių kalbos, žinokit, galite dažnai mano Instagrame pamatyti, kaip Alina kalba lietuviškai. Alina, labas. Labas. Exactly. Žiūrkiai patys. Gavom su Alina tortą pavalgyti. Matau, kad niekas torto. Alina toliau viską mokinasi, bet ką aš norėjau pasakyti, kaip ironiška, kad ta moteris bandė įžeisti mane, kad mano apranga yra labai neįdomi. O šiandien visi sako Emily in Paris. Tai
Viskas, mes su savo dovanėlėm jau iškeliaujam iš šio nuostabaus renginio. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo, kokios nuostabios gėlės, kaip Alisa stebuklų šalyje tiesiog. Tai labai džiaugiuosi, kad išėjo tvarkingai apsirengti. Visos merginos išeina, reikia pasitraukti. Tai lauksiu labai jūsų komentarų, ar patiko ir įdomu, gal turit kažkokių klausimų, būtinai pasidalinsiu. Žinokit, aš labai norėjau pabaigti video ten, kur galvojau jį pabaigiau, bet iš tikrųjų, čia yra paskutinis kadras, kurį jūs turėjote pamatyti, tai kaip influenceriai grįžta namo. Bet iš tikrųjų tai čia yra pirmas kartas toks, kai mes atsinešėm tiek dovanų. Kadangi išėjom vienas iš paskutinių, tai kompanijos Pixi savininkai mums leido prisikrauti pilną rankinę Pixi kosmetikos. Tai čia yra viskas, ką gamina Pixi ir dideliais kiekiais. Teks dalintis su sesim. Mama ir sesės, jeigu žiūrit, nebijokit, atvešiu į Čikagą.